Labą dieną, esu įmonės UAB Plieno sprendimai vadovas Viktoras Mikuckis. Su metalu bendrauju jau nuo mažens, nuo pat 12 metų, kai tėvukas dirbo mažose dirbtuvėse, konstruodavo pats metalo gaminius. Tai man jau nuo tų laikų patiko tas visas procesas. Nusprendžiau siekti suvirintojo profesijos. Suvirintojo profesiją, kai išsilaikiau, įstojau dirbti suvirintojų Kauno dujotiekio statyboje. Ko pasekoje, įgavus kvalifikacijas, išvykau dirbti į Prancūziją prie laivų statybos. Grįžus į Lietuvą, dar dirbau vėliau Kauno dujotiekyje prie naftos vamzdynų suvirinimo ir norėjusi tobulėti ir įkurti savo veiklą. 2018 metais pradėjau gaminti mažus produktus pas tėvuko dirbtuvėse. Bėgant laikui pastebėjau, kad dirbtuvės tapo per mažos. To pasekoje išsinuomojau šias patalpas, kurios siekia 500 kvadratų. Pagal Plungės rajono savivaldybės VVG įsigijome juostinės pjovimo stakles, su kuriomis pjaustome metalo ruošinius. Tada atsirado poreikis ir darbuotojams. Kiekvienais metais įdarbindavom po vieną arba du darbuotojus papildomai. Šio projekto dėka įsigijome dar vienas CNC plazma pjovimo stakles, kurių dėka galime išpjauti įvairiausių formų detalės ir pritaikyti savo gamyboje, ko pasekoje produktai yra pagaminami greičiau ir kokybiškiau. Šiai dienai įmonei yra 5 metai, darbuotojų skaičius siekia 5 ir planuojame augti toliau. Padidėjus poreikiai naujiems įrenginiams prisidėjo Plungės rajono savivaldybės VVG, kurių dėka įsigijome naujos technologijos stakles ir su jomis dirbame po šiai dienai ir mūsų gamyba atliekama žymiai greičiau ir kokybiškiau. Bėgant laikui pradėjom gaminti ir mobilias rampas, metalo konstrukcijas. Šiai dienai esame nusipirkę dalį patalpų, įsirengėme kiemą, tvarkome ir tobulėjame toliau. Norime ateityje augti ir lauksime naujų kvietimų.